Gautas Denijos Barufos siūlų Super Džilong papildymas ir tai yra proga pakalbėti apie siūlų Super Džilong. Tai yra karštinė merinų ėriuko vilna ir ji yra nepaprastai švelni, nepaprastai minkšta, bet siūlai taip atsiskleidžia tik išplovus. Rytėje tai yra, iš tikrųjų keistoki siūlai, jie lyginant su merino vilna neturi spindesio, yra matiniai, tokie kaip ir pašiaušti, bet labai transformuojasi, labai gražiai transformuojasi, juos išplovus. Yra gautos nedidelės ritės šitų siūlų, labai gražių, tokių šviesiai rusvų ir camel spalvos, tokios ryškios raudonos, juodos. Ir daug kas klausė manęs dėl baltos Super Džilong spalvos siūlų. Tai jų ne Super Džilong, tiesiog karštinė merino vilna, balta yra parduotuvėje. Tai yra Lana Cardate siūlai, nuostabus gamintojas, nuostabus gaminys. Taigi, balta spalva yra, metražas toks pat, gamintojas skirtingai. Iš tikrųjų, per tiek laiko atsirinkau svarbiausius, geriausius siūlų itališkus gamintojus ir šios siūlus galiu jums drąsiai rekomenduoti. Dauguma siūlų kol kas pas mane yra metraže 1500 metrų 100 gramų. Aš taip pat kalbu ir rodau ne visas, bet daugelis spalvų, kurios pas mane jau nusėdo parduotuvėje. 1500 metrų, iš tikrųjų pakankamai plonas ir sudėtingas megzti. Jį rankomis mezgant reikėtų megzti bent jau iš 3 gijų. Mašina puikiai gaunasi ir iš 2 siūlų. Dėl stabilumo tikrai galbūt reikėtų vis tik iš 3 siūliukų. Čia pavyzdėlį mano mėgsti iš 2 siūliukų. Čia tos kosminės naujos spalvos. Bet dar geriau, kai yra truputėlį storesnis siūlas. Štai ta pilka spalva, kaip negražiai atsiskleidžia iš tikrųjų mezginyje, rytėje jinai tarsi negyva. Čia naujos spalvos. Taip, naujos spalvytės camel ir šviesi vos tokia rusva bėžinė. Čia šita turkijos spalvytė. Vėlgi rodau, kaip visiškai skirtingai atrodo mezginyje. Čia yra megzta 2 gijom, mašina 5 klasės, o čia 4 gijom rankom, gal net per 4 sumezgiau. Taigi, šios siūlus reikia megzti laisvai. Būtinas pavyzdėlis, būtinas dabar matosi, ant kiek gražių pastelinių atspalvių yra siūlų. Tokia tamsesnė tau, vos pilkšvumą, o čia kaip ir pudrinė rausva, taip ir vadinasi cuhero. Taip, čia labai graži, čia yra šitie siūliukai. Taip, čia ryškios kelios, mėlyna. Kitą kartą net suabejoju, ar čia tie patys siūlai, nes išplovus užsideda tarsi kažkoks pukelis ir jeigu yra melanžas, o dažniausiai Zenija Barufo gamina melanžinius siūlus, tai tas melanžas tarsi susilieja. Jie nuostabus megzti mašina, šaunu megzti iš jų rankomis. Kuo plonesnį sugebate išgauti mezginį, tuo bus žavingesnis rezultatas, panašiai kaip kašmyras. Bet tikrai viena gija nemezgama. Taigi, sekančius kartus jau iš tikrųjų užsakinėsiu siūlus 2 gijom. Gaunasi šiek tiek brangiau, bet iš tikrųjų daug patogiau megzti. O spalva, kai suvyniojama 2 gijom, rytėje labai pasikeičia. Aš prisimenu, turėjau šituos pilkus siūliukus. Ir toks net suabejojau, ar čia tie patys atėjo 1 gijos, o dabar 2. Bet iš tikrųjų mezginyje siūlas taip yra švelnus melanžas ir taip tie patys. Iš tikrųjų su užsakymu siūlų spalvų tai yra kiekvieną kartą istorija, kuri labai įdomi yra ir netikėta.
Tai čia niekad nespėsi, koks bus galutinis rezultatas, nors paletė yra natūrali, bet kiekviena partija skiriasi. Aš tik įsivaizduoju, kad turbūt partija skiriasi. O siūlai nepaprastai žavingi ir juos galima megzti tiek vienus, tiek jungiant su kitais siūlais. Aš mačiau kelis variantus, kai yra super džilongas mezgamas su mohera. Tai yra kažkas fantastiško. Va šitie siūliukai, ką tik buvo jų labai daug, bet su nuolaida jie man iškeliavo visi iš parduotuvės ir galvoju po neilgos pertraukos vėl jų užsisakyti. Taigi, super džilongas, nuostabus, šilti, lengvi siūlai. Iš jų gaminiai bus lengvi, minkšti, labai primins kašmyrą. Aišku, kašmyras yra kašmyras, bet kaip tik šiame pavyzdėlė aš visiems atėjusime į parduotuvę rodo. Va čia sako, yra super džilongas, čia kašmyras, palieskite, ar skiriasi. Na tikrai skiriasi, bet realiai tai yra labai žavingi siūlai, minkšti, švelnus, tinkami tiek vaikam, tiek vyram, tiek kūdikiam, neturintis jokio vilnos skandimo. Spalvos yra jau tikrai nemažai, o bus atvažiuos dar daugiau. Ir labai džiaugiuosi galėdama juos turėti, ne taip pasakiau, labai džiaugiuosi galėdama dalintis su jumis savo turimais siūlais. Megzkime, kurkime pasaulį gražesnį, šiltesnį ir spalvingesnį.